Sveiki visi! Pagaliau atėjo gegužės 1 diena ir prasidėjo stirninų medžioklės sezonas. Kaip žadėjau šaudykloje paskutinėme video, šiandien mes medžiosime atrankinius stirninus, naudodami optinį taikiklį, dieninį taikiklį su balistiniu bokšteliu ir termovizorinius prietaisus su tolimačiais. Kodėl su tolimačiais? Ogi todėl, kad į juos galima susivesti balistinius duomenis ir gauti informaciją apie atstumą, apie pataisas ir visą medžioklę, tiesiog pakelti į aukštesnį lygį. Medžiodamas stirninus anksti pavasarį, aš beveik nenaudoju dieninių žiūronų. Kodėl? Todėl, kad aptikimo aš naudoju termovizorių su tolimačiu, o įvertinti patį žvėrį aš naudoju dieninį taikiklį su dideliu artinimu. Kodėl? Todėl, kad su dieniniais žiūronais, kurie artina 8 arba 10 kartų, to žvėries tiesiog apžiūrėti neįmanoma, nes tie rageliai, kuriuos mes bandome žiūrėti, yra labai maži. Juolab, kad tų dieninių taikiklių pasirinkimas yra ganėtinai didelis, kad ir naujasis Swarovskis Z6 naujoji serija, kur galingiausias ir didžiausias artinimas yra nuo 4 iki 24 kartų, arba Swarovskio flagmanas Z8 linija, kur didžiausias artinimas yra nuo 5 iki 40. Ir toks taikiklis tikrai leis apžiūrėti tą stirniną, kur rageliai nedideli, didelio atstumu, nes nors jis jaunas ir gana kvailas, bet vis tiek atsargus žvėrelis ir nebūtinai čia leis mus pasėliuose, atviruose laukuose, nebūtinai jis leis mums čia prieiti ten per 100 metrų ar dar arčiau. Pamatuoju atstumą tolimačiu ir termovizorius man pasako, suvedus duomenis aišku, kokia yra pataisa centimetrais. Aš žinau savo pataisas dieniniam taikiklyje ir žinau, kad ant 300 metrų, kaip pavyzdys, mano kritimas kulkos yra 45 cm. Tai yra 15 klikų. Juos ir darau ir visada šaunu kryžiaus centru. Einam ilgai meniu. Ilgajam meniu pasirenkam balistinį skaičiavimą. Jungiame balistinį kalkuliatorių on. Einame į parametrų settings. Ir čia susivedam visus balistinius duomenis. Galima tą daryti tiesiai žiūronose. Čia bus mano kulkos parametrai. Ir toliau keičiam kulkos svorį, greitį. Ir viskas. Ir išsaugom. Duomenis galima suvesti su Notfix programėle. Kaip ir su optiniais taikikliais arba priedėliais, jungiamės prie įrenginio Wi-Fi ir susivedam duomenis. Ir šiandien mes ne tik filmuojam filmą, bet ir iš tiesų medžiojam. Ir visiems primenu, jog Lietuvoje reikia turėti ryškų akcentą medžioklėje sėlinant. Ten matau 7 stirnas, tai tikrai 2 su ragiukais, nes tarpusavį padėsi. Rageliai nedideli, o ten yra tokia sudegus apleista sodyba. Nuo tos sodybos apie porą 100 metrų bus, ir galbūt bandytume šauti iš tokio atstumo. Sveikiamis įlindas stirnas į rapsą. Rapse matėsi tik tai galvos ir, sprandai. Tai pavyko prieiti per 100 metrų, nebuvo tas šūvis labai tolimas. Bet ten tokį šleivą, kreivą, stirnioką. Pavyko sumedžioti ir visus su stirninų medžioklės atidarymu.